Taip sakant, labas vakarėlis. Labas vakaras visiems, kurie šiandien susirinko prie televizijos ekrano. Neeilinė laida Grybų karas. Neeilinis posėdis, sakykime, greičiau. Mes nežinojom, kad šiandien Panevėžyje vyks tokie dalykai, kurie įtakojo netgi man specialų kepurėlės ieškojimą po Panevėžį ir kuri atspindi tą svečią. Atleiskit, kolegai, įtakojo kepurėlės ieškojimą, ar jūs ją gavote? Gavome iš pirmų rankų. Tų, kurie dar gali būti su mumis, tų, kurie dar tikėsimės, kad ir bus su mumis. Ir šiandien studijoje po visų tų įvykių savivaldybėje, bet dar laisvą norėtume pasveikinti Svečią, turime svečią. Savivaldybės direktorių, administracijos. Vis dar direktorių. Gerbiama Stasį Karčinską. Prašom. Labas vakaras, Stasį, užeikit į studiją, užeikit. Sveiki gyvi. Sveiki gyvi. Na, taip sakant. Sveiki, Stasį. Sveiki gyvi. Sveiki gyvi. Jums vieta paruošta. Aš jums ir kepurėlę paruošiau, bet gal geriau priseksiu mikrofoną. Arbatėlės mes įpilsim. Tikros, lietuviškos. Tiems, kurie dar nežiūrėjo kažkurių tai žinių Lietuvos ar kažkokių CNN. Pasaulio, Al Jazeeros. Al Jazeeros. Yra tokia. Turbūt nežino, kad šiandien buvo sulaikytas savivaldybės vienas iš vicemerų Kastytis Vainauskas. Bet ačiū Dievui, kad mūsų gerbiamas administracijos direktorius liko vietoje, meras irgi. Ir šiandien mūsų studijai. Ir veikla tęsiasi. Taip, veikla vyksta. Taigi, tęsim laidą ir kol kas pasižiūrėkime trumpą filmuką apie mūsų gerbiamą svečią. Stasys Karčinskas, gimęs pasvalyje kompiuterinio neraštingumo laikais. Į pasaulį atėjo su vardu, kuris išvertus iš slavų kalbos reiškia šlovingasis. Supratęs, kad pranašu, tai yra savivaldybės administracijos direktoriumi pasvalyje netaps, persikėlė gyventi į Panevėžį. Mokykloje šlovino ne mokslą, o hipių tradicijas, už ką tėvų buvo išsiųstas į muzikos mokyklą groti klarnetu ir saksofonu. Klarnetas jiems suteikė lietuvišką patriotizmą, o saksofonas polinkį į vakarietišką demokratiją. Baigęs Panevėžio 6-ąją vidurinę mokyklą nusprendė būti matematikos profesoriumi ir įstojo į Vilniaus universiteto matematikos fakultetą. Kad po matematikos dar reikės mokytis algebros ir tik tada siekti profesoriaus laipsnio, Stasys neįtarė. Ir tapo Panevėžio mėsos kombinato informacinėme skaičiavimo centre inžinieriumi matematiku. Po to dirbo akcinėje bendrovėje Tulpė programuotoju. Po kiek laiko abi šios bendrovės bankrutavo. Ir tada Stasys Karčinskas atėjo dirbti į valstybinę mokesčių inspekciją programuotoju. Kadangi jau buvo vedęs, tai turbūt žmonos paprotintas negriovė vienos iš valstybės kertinių plytų. Nepjovė šakos, ant kurios sėdi, nespjovė į šulinį ir taip toliau. Nežinia, Rolandas Paksas atkreipė dėmesį į gabų programuotoją, o gal partijai buvo reikalingas geras hakeris, tačiau šlovingasis Stasys atsidūrė tarp tų, kur daro tvarką ir teisingumą. Neoficialių šaltinių teigimu, už įsilaužimą į kitų partijų sąskaitas ir pinigų perpumpavimą kilniam savo partijos tikslui buvo kandidatuotas į miesto tarybą ir tapo, kuo dabar yra. Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktorius, antras žmogus po miesto mero ir savo žmonos Aldonos.